Sveiki, negalim judėti prie kitos dalies. Čia yra visos dalis, kurios reikės, man atrodo, šį kartą video gal nebus toks ilgas. Pažiūrėsim, kaip išeis su nustatymais. Pagrindinis sudėtingiausias dalykas tikriausiai bus pririšti pultelį šitą prie imtuvo, kuris tas mažiukas yra. Dėl to rekomenduoju šiaip pirkti ne visiškus nauneiminius pigiausius pultelius, kad būtų, pavyzdžiui, beta FPV, čia apie 30 eurų kainavo. Jisai žinoma firma, yra nemažai tutorialų, kaip pririšti pultelį su imtuvu ir tikrai nekils problemų. Taip pat galit pirkti Radiomasterį, Futabą, FRSky, ten įvairių yra tų firmų, bet vienu žodžiu, kad nebūtų visiškai nežinoma jau ten pigiausia, nes po to gali tiesiog būti problemų. Kiti dalykai, tai čia pakankamai bus elementarus, pajudinsim servus, pabandysim su motoriuku pasisukti, pažiūrėsim, ar kaip GPS veikia, ar gaudo signalą ir tikriausiai viskas galim judėti prie nustatymų. Tai pirmas dalykas, kaip sakiau, reikia pririšti siųstuvą su imtuvu. Tam aš atskiro tutorialo nedarysiu, tiesiog truputį minimaliai parodysiu, ką aš darau ir kaip tai turėtų atrodyti. Būtent šitam pulteliui. Kiekvienam pulteliui yra skirtingai, bet principas yra daugiau mažiau panašus. Panašu pavyko subindinti pultelį su imtuvu, bet kai visą laiką tai vos ne kiekvieną kartą skirtingai vis pavyksta, nes ieškau pradžioj tutorialų šitam YouTube'ai, ten YouTube'ai per kažkokį beta FPV kontrolerį, konfiguratorį reikėjo bindinti, aš anksčiau taip nebindindau, pabandžiau atsisunčiau, nepasikonektina, galvoju, reikia subindinti kažkaip paprašiau. Tai tiesiog 3 kartus šitą išjungi, tada šitą lemputę pradeda mirksėti po 2 kartus, reiškia, šitas įėjo į binding modą ir tada paspaudžiau, kaip tai minėjau, įjungiau ir paspaudžiau bindą. Čia yra toks fokusuos bind mygtukas. Ir pirmą kartą iš viso nieko nesitiko, po to daugiau biškį kartą paspaudinėjau, tada šitas pasikeitė raudoną mėlyną ir šitas lemputė tapo, pastoviai deganti. Tai ką reikia svarbiausia, ką prisiminti, tai kai mirksi, jinai arba ieško, jeigu pastoviai mirksi nuosekliai, tai dažniausiai būna, kad ieško kažkokio tai pultelio. Jeigu nepastoji, tai pavyzdžiui 2 kartus pamirksi, stoja 2 kartus pamirksi, tai reiškia yra binding mode. Dar kitas yra, kai labai greit mirksi, tai irgi arba binding modas, arba, ne binding, greičiau Wi-Fi modas yra, kai labai greit mirksi. O kai nemirksi, tai jau dega pastoji, tai reiškia yra susibindusi su kažkokiu pulteliu. Dar nežinau, ar iš tikrųjų, nes reikia sukonfiginti šitos pinus, kad jie matytų šitą. Čia tik tai įjungiau tik tiek, kad būtų srovės, bet reikia sukonfiginti pačius pinus, kad matytų, jog čia yra imtuvas. Tai dabar tą ir padarysim ir pažiūrėsim, ar iš tikrųjų pavyko, ar čia buvo fake kažkoks susibindinimas. Tam, kad tinkamai nustatyti, kokie pinai yra imtuvo pinai, tai vėlgi reikia eiti į Matek Systems tą svetainę, nueiti į Ardu Pilot Mapping tą skiltį, kadangi mes Ardu Pilot įsimetėm į savo valdiklį, jeigu mes būtume mainavę, tai reiktų į Nav Mapping eiti. Ir čia susirasti, kur yra CSRF, CRSF, va šitą eilutę. Ir čia rodo TXRX2, tai yra mūsų pinai, kurie bus jungiami į patį imtuvą. Flight Controller, CRF, tai Crossfire, aš tiksliai nežinau, ar čia yra lygiai tas pats, kas LRS, bet vienu žodžiu naudojam tą patį, ką rodo CRSF, tai ta prasme nustatymai tokie patys LRS-ui. LRS, tai tas mūsų protokolas, kurio bendrauja imtuvas. Ir čia matome, kad yra BRD alt config 1, serial protocol 23 ir serial 6 options 0. Tai mums nelabai ką taip sako, kaip iš nieko žiūrint. O čia yra nustatymai valdiklio tam, kad jisai atpažintų LRS imtuvą. Taigi mums reikia nueiti į Mission Plannerį ir šituos nustatymus, BRD alt config 1, 23 ir 0, nustatyti į mūsų valdiklį. Jungiam valdiklį per USB lizdą, taip atsidarom Mission Plannerį, spaudžiam Connect, einam į Config, einam į Full Parameter List. Čia yra visi mūsų parametrai mūsų valdiklio, tai reiškia viską galima šituose parametruose pakeisti. Tai yra begalė opcijų, kaip galima viską modifikuoti. Kokius mūsų nustatymus reikia? Tai mums reikia BRD alt config, Ctrl C šitą nukopijuojam, einam į tą Mission Plannerį
į search laugelį čia po dešinę įkopinam šitą alconfig ir mums išmeta šitą nustatymą. Pavadinimas BRD alconfig value 1, tai aš jau, kadangi čia jau nustatymą tą padariau, pakeičiau į 1, čia buvo prieš tai -1 ar 0, kažkokia kita, ne, defaultas buvo 0. Tai default yra kokia buvo pradinė reikšmė, jeigu norit viską, jeigu kažką čia primakaluojat, prispaudat, tai tada tiesiog, man atrodo, kažkaip tai reset to default ir viską defaultą gražina ir atsuka. Tai va, tai mes pakeičiam į value 1 taip pat kaip rodo mappingė šitoj lenteliai, tada tą ir kai padarom tipo pakeičiam value, čia ant šito spaudžiam 1 ir write params, successfully saved, po to einam kitas serial 6 protocol. Reikia, kad būtų 23. Einam į search laukelį, įvedam protocol. Va, default value buvo 23, buvo -1, spaudžiam ant šito, įvedam 23, write parameters ir all good. Ir dar vieną reikia pakeisti, serial 6 options 0. Šitą kopijuojam, einam į čia, įklijuojam ir čia jau buvo 0, ta prasme, default value buvo 0, tai čia nieko keis nereikėjo, tiesiog pasitikrinam, ar yra 0. Tai va, po to spaudžiam write parameters, kai viską pakeičiam, galim spausti refresh parameters, tai kaip suprantu perkrauna valdiklį, bet aš tiesiog mėgstu išjungti ir viskas būna ok. Ir šiuo atveju man viskas iš karto neveikia. Surprise, su surišimu man visą laiką yra problemų. Padariau vieną failą įdedant šitos pinus. Tai reiškia, aš tą, mato, čia jau pakeista, aš sumaišiau TX su RX, nes turi atvirkščiai eiti RX į TX, TX į RX. Užtruko man kažkiek laiko šitą pakeisti, bet svarbu yra tai, kad kiekvieną kartą, kai kažkas neišeina, reikia grįžti prie basicų, tai vėl žiūrėti, ar viskas kiekvienas laidelis tinkamai sujungtas taip kaip pagal diagramą. Ir tas pats GPS yra ką aš anam video biškai netiksliai šitą pasakiau, kad TX į TX, RX į RX, tai yra ne taip. Esmė, jeigu kas nors neišeina, žiūrim, troubleshootinam, einam nuo basicų pradžioj, žiūrim, ar viskas gerai sujungta, po to žiūrim į programavimą, į nustatymus, ar viskas gerai nustatyta. Ir tada googlinam, nežinau, jeigu visiškai nieko neišeina. Šitas hobis susideda iš nemažai troubleshootinimo, iš nemažai problemų ieškojimo, kodėl neveikia, atrodo viskas gerai, bet realiai po to užtrunka kažkiek laiko įsiaiškinti, kodėl neveikia, atrasti problemą, bet labai smagu tai galiausiai įsiaiškinti. Tai kaip patikrinti, ar iš tikrųjų mūsų valdiklis siųstuvas su imtuvu veikia ir iš tikrųjų gauna signalus. Pajungiam valdiklį. Pajungiam imtuvą, įjungiu pultelį, jisai susibandina. Kaip matot, šita lemputė pradeda visą laiką degti, o tada galim pereiti vėl, pasijungiam į Mission Plannerį, einam į Setup, į Mandatory Hardware, į Radio Calibration galim eiti ir pajudinam šitas lasdeles. Ir kaip matot, juda šitie, reiškia viskas gauna signalus, atpažįsta, viskas liuks, ok, ar jie yra lygiai tokie, kokie turėtų būti, po to dar nusistatysim, gal reverse reikės. Galim tą progą iškart padaryti Radio Calibration, Calibrate Radio spaudžiam, nuimti propellerius, klik OK to move all sticks, ok, va matom raudonos tokios linijos yra, nepamirštam, kad čia yra irgi lygiai taip pat šitie, tai darom šituos calibratinam. Ok, click on done. Sure all your sticks to center and throttle down and click OK. I throttle down, viskas centered. Ok. Nu ir va, ir čia gavom reikšmės šitų. Ok. Gerai, šitas veikia, mano manimu sunkioji dalis padaryta. Dabar lygiai tą patį reikia padaryti su kuo? Su servais. Tai reiškia, šituos, čia vienas ir antras kažkur buvo servukas. Šituos servukus reikia išimti ir jiem priskirti, pavyzdžiui, dešiniai servas, šitas servukas yra, tarkim, S3 arba S4 arba S5. Nemeluosiu, belė kiek laiko daugiau užtruko, negu galvau, kad užtruks. Pagrindė dėl to, kad kiekvieną kartą, kai ką nors darau, susijęs su šituo konstravimu, vis kažkokia nauja detalė atsiranda. Šiuo atveju yra
naujas flight controlleris, naujas greičio reguliatorius, ta prasme, jie veikia panašių principų, bet viskas nors naujo atsiranda ir vis kažkokia problemėlė, dėl kurios po to reikia užtrunko, aš tam galvau per vieną vakarą taip iš natūralios eigos, tiesiog darant, konfiginant viską pasidarysiu, bet gavosi taip, kad vienu žodžiu reikėjo 2 vakarus aiškintis, kam reikalas ir kodėl čia niekas neveikia. Bet viską pasidariau, čia vienu žodžiu smagiausia, kai viskas ant galo išeina ir surandi dar problemą ir, kaip sakant, įsiaiškini ir žinai kitą kartą, kur bus problema, kur galėtų būti problema, įveiki tą iššūkį, nors ne visą laiką norisi tų iššūkių, norisi tiesiog paprasto, gero ir veikiančio rezultato. Gerai, sukonektinam, einam į setupą, mandatory hardware, servo output. Ir čia matom, aš jau čia sukonfiginęs, nes čia holy shit, kiek užtruko laiko, bet pirmi 2 šitos pozicijos 1, 2, 3, 4 atitinka tas pozicijas, kurios yra, matosi S3, 4, 5, o čia yra, S2 matosi, tai čia bus S2, S1. Wiring diagramą. Čia matom S3, S11 yra servai, o motoras ESC jungiasi į S2 ir S1. Vienu žodžiu, palaiko 2 motorus, galima jūs pasirinkti į S2 arba S1 jungtis. Tai mes taip ir susikonfigūruojam būtent čianai, kad čianai yra RC-in, tai motoras, tai čia kol kas naudojam tiesioginį padavimą, tai šiaip motorui yra naudojamas misijose ir šiaip skraidant throttle. Bet aš kadangi bandausi ir viską, čia tipo, kad man suktųsi be jokio arminimo, nes arminimas užtaisimas, lietuviškai. Kai pajungi throttle, tai reikia užarminti variklį, kad jisai suktųsi. Čia yra tokia apsauga, kad netyčia tu nepradėtum sukti variklio, pajudinus šito gazo svirtelę. Čia šiuo metu yra RC-in, tai yra tiesioginis padavimas, nereikia arminti, pajudinus svirtelį ir tiesiogiai suksis variklis. Kadangi delta vingas yra, tai mums reikia tik elevonai. Elevon left pasirenkam, elevon right. Po to susidėliosim, kuris yra iš tikrųjų kairys dešinys, tai dabar nesvarbu, tiesiog kad veiktų. Ir radarį disablinam, nes radario pas mus lėktuvas nebus. Tai pas mus yra 2 tik tai control surfaces ir 1 variklis. Tai va, tai čia viskas veikia, galima pažiūrėti, šitie veikia tie. Matosi judėjimas, čia veikia šitas gazas. Dabar kur buvo pagrindinės problemos, taip ir neįsiaiškinau, kodėl man neveikia šitas greičio reguliatorius. Nežinau, gal dėl to, kad čia pliusas ir minusas sumaišyti, gali būti problemėlė nedidelė, bet panašu, kad čia daugiau yra spausdinimo klaida, nes analogiškam, ne analogiškam, bet greičio reguliatoriam, pavyzdžiui, šitam, irgi yra minusas, pliusas, tose pačiose vietose palyginus, jeigu jie visi vienodai yra daromi, bet nežinau, aš net nežinau, ar čia būtų didelis skirtumas, plius gal užsitrumpinto. Dėl to man nepatinka pirkti visus tuos reikmenis kaip kitus, kaip setai, nes ten pat įdeda šūdiniausias įmanomus komponentus. Ir, pavyzdžiui, jeigu nebūčiau turėjęs kito savo atskiro greičio reguliatoriaus, aš būčiau užskrinęs su tuo testavimu, su tuo reguliavimu, nes hardware kažkokia problema, arba nežinau, nemoku aš nustatyti jo. Bet esmė toje, kad šitas neveikia, nepriklausomai kaip, o su šituo veikia. Tai aš sakyčiau, kad čia problema tikrai iš hardware. Pradedančiojo sunki yra dalia, kai tu neturi papildomų kažkokių tai motoriukų, papildomų greičio reguliatorių, papildomų netgi šitų valdiklių, ant kurių galėtum pasitestuoti, kur yra problema, nes žymiai greičiau įsisprendžia ta problema, kai tu turi kai tu turi veikiančius ir gali labai greitai nustatyti, kam yra, ar čia motoriukas yra blogas, ar čia kažkas blogai sulituota, nes jau matot, aš jau visiškai ir net perlėtavau, kai kuriuos nuėmiau šitą kondensatorių, čia buvo tokia epopėja. Aš įsitraukiau visus savo veikiančius tuos, ne visus, vieną veikiantį, kur ant laivo buvau naudojęs valdiklį, įsitraukiau greičio reguliatorių, išsitraukiau varikliukus kitus ir čia testavimo, tai buvo ačiū Dievui. Bet ant galo įsiaiškinau, tą progą galim pažiūrėti, kaip viskas veikia. GPS kažko papildomo nustatinėti nereikėjo, tiesiog jungiai ir veikė. Čia atkreipti dėmesį, kad reikia išimti vidurinį raudoną laidą ir kitas dalykas, nepamirštam, kad varikliukas, servai ir GPS veikia nuo baterijos. Taip, kad čia jeigu dabar pajungę esam prie USB, jisai nieko nejudės. Jungiam bateriją. Iš karto jisai pasijungia labai greitai. Šiek tiek jisai aštriai veikia, nėra taip, kad jisai visai švelniai veiktų, bet žymiai geriau negu prieš tai.
Paštomatas gan stipriai šokinėja, nežinau kodėl, nu čia... Bet žymiai stabiliau, ta prasme, veikia negu prieš tai veikti. Nėra, kad šitie labai didelė pasikeitė tas jų judesys, bet greičiausiai to užteks, jau ką jų geiną, jų amplitudą galima padidinti, bet žiūrėsim jau po to. Tai ką, viskas veikia, GPS dar galima pasižiūrėti, tai su GPS yra svarbu keli dalykai. Vienas dalykas, mato, čia yra GPS parašyta no fix, tai reiškia, kad nėra sugavęs jisai jokių palydovų. Jeigu rašo no GPS, tai reiškia, jis nekontaktuoja su valdikliu ir problema yra kažkokia arba laidai sumaišyti, arba nėra kontaktus tarp laidų pačiam GPS, arba pats GPS blogas, reikia ieškoti GPS, bet jeigu rašo no fix, tai reiškia, su valdikliu viskas tvarkoja, viskas jie bendrauja, bet tiesiog neranda jokių GPS šiuo metu. Priežasčių gali būti daug, pagrindinės priežastis, kad esam patalpoje, pavyzdžiui, dabar. Ir kitas dalykas, GPS turi būti pakankamai toli nuo visokių metalinių daiktų, nuo veikiančios elektronikos. Na, pagaliau pavyko pagauti tą 3D fixą, matot, GPS 3D fixas yra, tai reiškia, kad jisai jau užfiksavo tam tikrą skaičių palydovų. Ant kiek svarbu yra, kad jisai būtų lauke, tai maždaug parodau šitą vaizdą, kad iki tol gal kokias 15 minučių laukiau, kad jisai pagautų GPS signalą ir va čia padėjus ant palangės nieko nepagaudavo, bet tik truputį iškišau į lauką, iškart jisai greit pagavo signalą. Taip kad turėkite omenyje, kiek svarbu, jog nieko nebūtų aplink veikiančio tiek elektronikos, tiek blokuojančių lubų visokių, ten ypač angaruose, kur stogai geležiniai ir taip toliau. Tai galima pereiti prie patio modelio konstravimo ir po biškį dėjimo visko į delta vingamus.